Dar jeigu kalbant apie virusus, tai kaip ir minėjau, vitaminas C, česnakas ar ne, tai dar netgi galėčiau ir pasakyti maistiniai skaidulus. Paaiškinsiu kodėl. Tai vitaminas C, pas mus kompanija, jisai yra su vaikams sukurtas tabletėliais, labai skanios tabletės ir vaikai tikrai mielai jas kramti, nors dabar aš namuose irgi tiesiog, kada sakau, visi tie virusai vaikščia aplinkui, tai aš kaip saldainiai pasiimu ir sučiulpiu, arba aš šiaip stengiuosi čiulpti, nes, jisai labai skanus, sukramtyti būtų labai didelis griekas. Tai va, o suaugusiam vitaminas C, jisai yra veikiantis, tirpstantis organizme mūsų lėtai. Ir kaip mano vyras sako, negaliu aš tų tavo vitaminų C gerti tiek daug, kiek tu čia man duodi, sako, man vidurius paleisti. Tai, žinot, su vitaminu C pas mus šitaip yra. Jisai tirpsta lėtai ir visada organizmas būna prisotintas to vitamino C. Tai jisai yra natūralus ir jo suviduriuoti tikrai neįmanoma čia, bet vyrai visada randa prie ko prisikabinti. Tai va, česnakas, česnako kapsulės irgi, tabletėlės tenais yra, bet jau irgi kaip pačių česnako natūraliai tikrai nesuvalgo, aš jo nei už ką. Man jisai skanu, man jisai kvepia, bet aš žinau, kad aš atsikėliau ryte, aš gėriau kelias tabletes, dabar geriu 3 ir ramiai savo einu į dieną. Tie virusai tegu sklandu savo aplink mane. Dabar maistiniai skaidulos. Tai aš žinau, kad visada stengiuosi palaikyti žarnynų švarą. Tai kaip stengiamės aplinkoje laikyti švarą ir mums patinka taip gyventi. Švaroj, tvarkoj, kada nėra dulkių, kada nėra tų dalykų, kurie kelia mums diskomfortą. Tai žinokit, žarnynas taip pat mūsų mėgsta labai gerą švarą ir tvarką ir kad ten būtų kuo daugiau gerų bakterijų. Tai skaidulos išvalo žarnyną, o gerosios bakterijos papildo ir visgi dar kaip ir skaidulos jos yra gerų bakterijų maistas. Tai jeigu trūksta jums kokių nors vitaminų, tai žinot, kad galit kreiptis į mane. Turbinamės ir gyvenam sveikai.